Mano pašaukimas turbūt, nežinau, kaip sakau, sukurti vaikams aplinką, pirmiausiai vaikams. Vaikams aplinką tą, kur jie galėtų save atrasti, save išreikšti, nebijoti mokyklos, nebijoti mokytojų, o tam, kad atsirastų tas ryšys, kur vaikas jaučiasi saugus ir laisvas kurti, pirmiausia turi atsirasti bendruomenė. Tai labai tikiuosi, kad ir meno mokykloje man pavyks kurti, jungti bendruomenę į vienį, kad mes galėtume jaustis kaip komanda, kaip šeima ir kad mes galėtume kurti didžius dalykus, nes kūrėjas po vieną yra viena, kūrėjas masinis, ar ne, bendras darbas, bendras kūrinys visada duoda didesnį rezultatą. Tai mano vizija yra suvienyta, saugi bendruomenė, saugi vaikui, saugi kūrėjui, kūrėjui saugi ta prasme, kad jis nebijo netgi pačių genialiausių, keisčiausių idėjų ir jas įgyvendina. Visas švietimas yra labiau apie vaikus visada. Faktas, kad meno mokykla ugdo menininkus, ar ne, tiek muzika, šokis, dailė, ar ne, mes ieškome talentų, mes padedame jiems save atrasti. Bet visada kūryba ugdo kritinius mąstymo gebėjimus, ar ne? Tai tas prisideda tiek prie vaiko pačios raidos, tiek prie jo ateities, gal ta dailė jam taps gyvenimo duona. Mes nežinome, tai specialybės ugdymas iš vienos pusės, tai tam tikras gyvenimo kelias, iš kitos pusės tai yra laisvumas, asmenybės laisvumas ir savęs realizavimas.